Britų Kolumbijos provincija Kanadoje – tai beribiai miškai ir didingos kalnų grandinės. Tai vieta, kurioje neįtikėtinai lengva pasiklysti arba kažką paslėpti. Tarp tūkstančių kvadratinių kilometrų laukinės gamtos čia išsibarstė dešimtis apleistų miestelių vaiduoklių. Dauguma jų tai buvusios aukso karštligės ar kalnakasybos gyvenvietės, kurias žmonės paliko išsekus ištekliams. Tokie miestai kaip Barkervilis ar Kitsaltas turi savo aiškias, puikiai dokumentuotas istorijas. Jų mirtis buvo lėta, laipsniška ir visiškai suprantama. Draugai, Havenbrookas kitoks. Jo nerasite daugelyje žemėlapių. Oficialiuose archyvuose apie jį vos kelios eilutės, o arčiausiai gyvenantys žmonės apie šią vietą kalba pašnibždomis, lyg bijodami prikelti seniai palaidotas dvasias. Sklinda gandai apie masinę isteriją, paslaptingą protą atimantį virusą, ar net apie radikalų kultą, kurio veikla baigėsi tragedija. Bet tai tik legendos, o mus domina tai, kas įvyko iš tiesų. Kelionė čia buvo pragariškai sunki. Paskutiniai keliasdešimt kilometrų tai ne kelias, o tiesiog bekelia virtęs takas, užverstas medžių šaknimis ir nuošliaužomis. Atrodo, lyg pati gamta norėtų, kad ši vieta liktų amžinai pamiršta. Bet mes jau čia ir esame pasirengę atskleisti paslaptį, kurią šis miškas saugojo nuo 1995-ųjų. Prieš neriant gilyn į Havenbrooko paslaptį, svarbu suprasti, koks tai buvo miestelis. Įkurtas 6-ojo dešimtmečio pradžioje, jis buvo tipiškas Kanados užkampis, visiškai priklausomas nuo medienos pramonės. Čia gyveno lygiai 312 žmonių. Jie turėjo savo mokyklą, bažnyčią, parduotuvę, gaisrinę ir net mažą boulingo klubą. Iš retų nuotraukų išlikusių regioninėje spaudoje žvelgia laimingi, sunkiai dirbantys žmonės, šeimos auginančios vaikus, švenčiančios bendruomenės šventes, tiesiog gyvenančios ramų ir nuspėjamą gyvenimą. Viskas apsivertė aukštyn kojomis per 1995 rudens naktį. Nėra jokio įrašo, kuri tiksliai dieną tai įvyko. Tiesiog vieną dieną Havenbrookas nustojo atsakinėti. Į telefono skambučius niekas neatsiliepė, paštas nebebuvo pristatomas. Kai po kelių savaičių atvyko sunerimę tiekėjai, jie rado miestą vaiduoklį, tačiau vaizdas buvo visiškai kitoks nei įprasta. Namai atrodė taip, lyg gyventojai būtų išėję vos prieš akimirką. Tik pamėginkite įsivaizduoti. Durys paliktos atviros, ant virtuvių stalų stovi puodeliai su seniai sudžiūvusia kava, vis dar veikia televizoriai, vaikų kambariuose išmėtyti žaislai. Viskas pasidengęs storu dulkių sluoksniu, bet savo vietose. Trūko tik vieno žmonių. Visi 312 gyventojų dingo be menkiausio pėdsako, jokių grumtinių ženklų, jokių atsisveikinimo laiškų, jokio paaiškinimo, tiesiog absoliuti tuštuma. Oficiali versija, jei ją taip apskritai galima pavadinti, yra neaiški. Regiono valdžia tepaskelbė, kad miestelis buvo apleistas dėl staigaus ekonominio nuosmukio. Bet tai niekaip nepaaiškina, kodėl žmonės paliko visus savo daiktus, kodėl jie bėgo taip skubotai, lyg nuo kažko siaubingo. Britų Kolumbijoje yra dešimtis miestų apleistų dėl ekonomikos. Pavyzdžiui, Kasijaras, kurio asbesto kasykla buvo staiga uždaryta 1992-aisiais. Bet net ir ten žmonės išsivežė savo turtą, bandė parduoti namus. Havenbrooko atveju viskas buvo tiesiog palikta pūti. Vietinių gyvenančių už 10 kilometrų pasakojimai kur kas šiurpesni. Vieni pusė lūpų kalba apie paslaptingą ligą, kuri plito žaibiškai ir vertė žmonės kraustytis iš proto. Kiti mini, kad miestelyje veikia uždaras religinis kultas, įvykdęs masinę savižudybę ar tiesiog persikėlęs į dar atokesnę vietą. O populiariausia ir labiausiai bauginanti teorija, kad čia įvyko kažkoks vyriausybės eksperimentas, kuris
kuris pasisuko katastrofiška linkme. Visi šie scenarijai skamba lyg iš siaubo filmo, bet kai stovi čia, apleistos miesto gatvėje, kur vienintelis garsas yra tavo paties širdies plakimas, pradedi svarstyti, galbūt tiesa yra keistesnė už bet kokią išmonę. Draugai, žingsniuojame pagrindinę Havenbruko gatvę. Abipus jos stovi mediniai namai, kurių dažai seniai nusilupę, o langai atrodo kaip tuščios akiduobės. Gamta lėtai, bet užtikrintai atsiima tai, kas kadaise buvo jos. Beržai ir pušys auga tiesiai pro verandų grindis, o samanų kilimas dengia viską nuo surūdijusių pašto dėžučių iki senų automobilių, vis dar stovinčių prie namų. Mūsų pirmas sustojimas – Havenbrook General Store, vienintelė miestelio parduotuvė. Durys neužrakintos. Jas atvėrus pasigirsta šiurpus girgždesys. Viduje viską dengia storas dulkių ir pelėsios sluoksnis. Lentynose vis dar rikiuojasi konservų dėžutės, buteliai, makaronų pakeliai. Ant prekystalio guli atversta knyga ir dulkėti akiniai, lyg pardavėjas būtų išėjęs tik trumpam. Kasa atidaryta, o joje keli banknotai ir sauja monetų. Tai pirmas akivaizdus įrodymas, kad išvykimas buvo neplanuotas, jog žmogus paliekantis namus visam laikui nepamirštų grynųjų. Kiek toliau gatvė mokykla, vienintelis mūrinis pastatas mieste. Vaizdas viduje tiesiog veria širdį. Klasėje ant lentos vis dar matyti kreida užrašyta pamokos tema. Kas nutinka, kai maišome spalvas? Ant suolų palikti atversti sąsiuviniai ir pieštukai. Kampe ant kėdės sėdi pliušinis meškiukas, kurį atrodo kažkas pamiršo pasiimti skubėdamas. Tai vieta, kurioje turėjo aidėti vaikų juokas, o dabar čia tvyro kapų tyla. Laikas čia sustojo vidury eilinės mokslo dienos. Judame toliau, pro privačius namus. Kiekvienas jų pasakoja savo tylę, nebylę istoriją. Štai name su mėlynomis langinėmis virtuvėje ant stalo vis dar stovi lėkštės su sudžiūvusiais maisto likučiais. Miegamajame spinta atverta, drabužiai tvarkingai sukabinti. Svetainėje ant sofos guli nuotraukų albumas. Atsargiai jį atverčiame. Iš nuotraukų žvelgia besišypsantis veidai. Šeimos iškilose, vaikai žaidžiantys sniege, gimtadienio šventė. Tie patys žmonės, kurie vieną naktį tiesiog dingo. Kas galėjo priversti juos palikti visus šiuos brangius prisiminimus? Atmosfera čia slegianti. Kiekvienas žingsnis kelia vis daugiau klausimų. Tai neatrodo kaip vieta, kurią žmonės paliko savo noru. Tai labiau primena nusikaltimo vietą. Bet kur aukos ir kas nusikaltėlis? Miestelis tyli, bet mes jaučiame, kad atsakymas slypi kažkur čia, tarp šių pūvančių sienų. Reikia tik žinoti, kur ieškoti. Draugai, toliau tyrinėdami aptinkame pastatą, žemėlapyje pažymėta kaip savivaldybė. Tai nedidelis medinis namas, tačiau jo durys, priešingai nei visų kitų, yra užrakintos. Akivaizdu, kad kažkas nenorėjo, jog čia būtų lengva patekti. Po kelių bandymų spyna pasiduoda. Viduje mero kabinetas. Jis atrodo kitaip nei kiti pastatai. Čia mažiau asmeninių daiktų, bet kur kas daugiau dokumentų. Ant stalo stovi senas kompiuteris ir riokso krūvos segtuvų. Pradedame juos vartyti. Dauguma jų eiliniai savivaldybės popieriai. Mokesčių ataskaitos, statybų leidimai, gyventojų registras. Bet vienas segtuvas patraukė mūsų dėmesį. Jis pažymėtas paprastu užrašu. 1995 metai susirinkimų protokolai. Atsargiai jį atveriame. Lapai pageltę ir trapūs. Skaitome protokolus iš eilės. Sausis, vasaris, kovas. Įprastos diskusijos apie kelių remontą ir biudžeto planavime. Tačiau balandžio mėnesio įrašas yra visiškai kitoks. Protokolas pažymėtas antspaudu slaptai. Jame aprašomas neeilinis miestelio tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ne tik meras su tarybos nariais, bet ir 2 vyrai prisistatę tik Federalinės gamtos išteklių agentūros atstovai. Kanados gamtos išteklių departamentas Natural Resources Canada iš tiesų egzistuoja. Jis buvo įkurtas 1994-aisiais, bet šis pavadinimas Federalinė gamtos išteklių agentūra skamba šiek tiek kitaip. Galbūt tai buvo specialus, neoficialus padalinys.
Skaitant toliau, ima stingti kraujas. Protokole rašoma, kad po daugelio metų trukusių geologinių tyrimų tiesiai po Havenbrookų miesteliu buvo atrastas vienas didžiausių ir griniausių urano telkinių visoje Šiaurės Amerikoje. Kanada yra viena didžiausių urano tiekėjų pasaulyje, o jos pagrindiniai telkiniai glūdi Saskačevano provincijoje, kur rūdos kokybė 100 kartų viršija pasaulio vidurkį. Atradimas po Havenbrookų, kaip teigiama dokumente, savo potencialu prilygo būtent šiems legendiniams Saskačevano telkiniams. Vyriausybės atstovai informavo merą, kad šis atradimas yra nacionalinio saugumo klausimas. Urano kasyba turėjo prasidėti nedelsiant, tačiau ji negalėjo būti vykdoma gyvenamoje teritorijoje dėl milžiniškos radiacijos grėsmės. Sprendimas buvo vienas – visus gyventojus reikia evakuoti. Bet tai turėjo būti padaryta tyliai, greitai ir be jokio viešo triukšmo, kad informacija apie uraną nepasklistų ir nesukeltų tarptautinio ažiotažo ar žemės spekulacijų. Dokumente minima operacija pavadinta Tylusis slėnis – Operation Silent Valley. Jos tikslas – per 48 valandas iškeldinti visus gyventojus ir užtikrinti jų visišką tylėjimą. Kiekvienai šeimai buvo pasiūlyta milžiniška finansinė kompensacija ir naujas būstas bet kurioje Kanados vietoje. Sąlyga buvo tik viena – jie turėjo pasirašyti neviešinimo sutartis visam gyvenimui. Jie turėjo palikti viską ir niekada negrįžti. Jiems buvo pasakyta, kad tai daroma dėl jų pačių saugumo, miglotai užsimenant apie aplinkos taršos pavojų. Jų dingimas turėjo atrodyti kaip paslaptis, kaip neįmenama mįslė, o ne vyriausybės operacija. Dabar viskas stoja į savo vietas. Staigus išvykimas, palikti daiktai, pinigai kasoje, valdžios tyla. Tai nebuvo nei kultas, nei virusas. Tai buvo šaltakraujiškai suplanuota ir įvykdyta slapta operacija. Havenbrooko gyventojai neišgaravo, jie buvo priversti išnykti. Draugai, šis atradimas yra sukrečiantis. Jis ne tik paaiškina, kas nutiko Havenbrookui, bet ir kelia klausimą, kiek dar tokių paslapčių gali slėpti vyriausybės. Jei manote, kad tokios istorijos privalo išvysti dienos šviesą, paspauskite patinka ir prenumeruokite mūsų kanalą. Jūsų palaikymas leidžia mums tęsti tokius tyrimus ir ieškoti tiesos ten, kur kiti bijo net pažvelgti. Dabar grįžkime prie paskutinių detalių, kurios užbaigė šią neįtikėtiną istoriją. Rastas dokumentas yra raktas į visą paslaptį. Iš jo detalių galime atkurti paskutinės Havenbrooko dienas. Įsivaizduokite, į miestelį atvyksta kostiumuoti vyriausybės agentai ir sukviečia visus gyventojus į susirinkimą mokyklos sporto salėje. Jie praneša, kad miestelis turi būti nedelsiant apleistas. Kyla panika, sumaištis, pasipiktinimas, tačiau agentai yra tvirti. Jie siūlo sandorį, kurio neįmanoma atsisakyti – finansinę laisvę mainais į amžiną tylą. Žmonėms buvo duotos vos 48 valandos. Jiems buvo leista pasiimti tik tai, kas telpa į vieną lagaminą. Automobiliai, baldai, asmeniniai daiktai, nuotraukų albumai – visa tai turėjo likti. Tai buvo dalis plano – sukurti įspūdį, kad įvyko kažkas nepaaiškinamo, kad neliktų jokių pėdsakų vedančių link vyriausybės. 312 žmonių buvo priversti ištrinti savo praeitį, palikti savo namus ir prisiminimus, mainais į saugią, bet anonimišką ateitį. Stovime prie apleistos degalinės miestelio pakraštyje. Kainų stende vis dar matyti 1995 metų skaičiai. Benzino litras kainavo apie 55 centus. Šalia boulingo klubas. Viduje ant stakelių vis dar stovi kėgliai, o elektroninėje taškų lentoje šviečia nebaigto žaidimo rezultatai. Atrodo, lyg žaidėjai būtų buvę pakviesti išeiti tiesiog vidury žaidimo. Būtent tokios detalės ir turėjo sukurti mistifikaciją, staigaus ir nepaaiškinamo dingimo įspūdį. Operacija Tylusis slėnis pavyko tobulai. Miestelis buvo ištuštintas, gyventojai išsibarstę po visą Kanadą laikėsi tylos, bijodami pažeisti sutartį ar tiesiog norėdami pamiršti tai, kas nutiko. Havenbrookas buvo ištrintas iš daugumos oficialių dokumentų, o kelias į jį paliktas sunykti, kad joks smalsuolis čia neužklystų. Miškas tapo geriausiu paslapties saugotoju.
o legenda apie miestą vaiduoklį gyveno savo gyvenimą, slėpdama kur kas proziškesnę, bet nemažiau šiurpią tiesą apie tai, kaip toli gali eiti valdžia, siekdama savo tikslų. Šiandien Havenbrukas yra paminklas ne tik prarastiems namams, bet ir prarastai tiesai. Tai vieta, kuri primena, kad istoriją rašo nugalėtojai, o kartais tie, kurie turi galią priversti kitus tylėti. Draugai, paliekame Havenbruką tokį, kokį radomete – tylų, ramų ir apgaubtą paslapties. Nors dabar jau žinome, kas čia įvyko, paslapties įminimas palieka kartų skonį. Viena vertus mįslė išspręsta, kita vertus suvokimas, kad 312 žmonių gyvenimai buvo neatšaukiamai pakeisti dėl po jų kojomis slypinčių išteklių, kelia šiurpą. Jie nebuvo paranormalių reiškinių aukos, jie tapo progreso ir nacionalinių interesų aukomis. Keliaudami atgal, negalime nustoti galvoje apie tuos žmones. Kur jie dabar? Ar jie kada nors papasakojo savo vaikams tiesą apie miestelį, kurį kadaise vadino namais? O gal ta paslaptis vis dar slegia jų pečius, lygiai taip pat kaip šis tankus Kanados miškas slegia Havenbruko liekanas. Ši vieta galingas priminimas, kad kartais didžiausios paslaptis slypi ne antgamtiniuose reiškiniuose, o žmonių sprendimuose ir dokumentuose, paslėptuose giliausiuose archyvuose. Havenbrukas buvo paaukotas vardan ateities, kuri jam pačiam niekada neišaušo. Draugai, ką jūs manote apie šią istoriją? Ar vyriausybė turėjo teisę tai pasielgti vardan nacionalinio saugumo ir ekonominės naudos? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose. Mums labai įdomu, ką galvojate. Ir jei dar to nepadarėte, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte kitų kelionių į pamirštas ir paslaptingas pasaulio vietas. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.